Sveiki visi. Šį kartą noriu papasakoti apie dviratį, elektrinis dviratis Engve EP2 Pro. Turiu aš jau daugiau negu pusantrų metų, nuvažiuota jau daugiau negu 2000 km. Galiu papasakoti, kaip jis važiuoja, kas gerai, kas blogai. Šiaip tai žmonės dažnai prieina, klausia, teiraujasi, domisi, nori nupirkti. Tai pasakoju. Tai va, nupirktas Lietuvoje, važiuoja jis labai gerai. Ir aš esu pilnai patenkintas. Teko man važiuoti per dieną ir 100 km pavažinėjau. Nu, viskas gerai, dviratis važiuoja, važiuoti nesunku yra. Matom, padangos 20 colių, tokias labai piktas bekeliai skirtos, bet važiuoja gerai. Stabdžiai yra diskiniai, bet ne hidrauliniai. Rodysiu, suportas. Bet kaladėlė tik iš vienos pusės ir stabdis iš vienos pusės yra spaudžiamas. Bet stabdo nieko gali nepasakyti, dviratis yra dviratis. Amortizatoriai irgi ne. Ne hidrauliniai, bet čia spyruoklė stovi. Na ir tiek, ten biškį tepalo gal kokias tiršto uždėta, kad nerūdytų tiek. Nu, bet važiuoja duobės. Minkština per duobės ir gerai. Čia reguliuojasi įtempimas, o kitoj pusėje amortizatorių galima atjungti, tada kietai stovi ir kaip jau ir nėra. LED lemputė, vairas, 7 bėgių sistema Shimano, labai gerai perjungia, kiekvieną bėgį jungia, nėra, kad nesuveikia ar kas, kokį jungi, toks ir gaunasi bėgis. Čia ekranėlis, valdymo kompiuteris, čia įjungt bėgį, čia įjungt pačią sistemą, čia įjungimas žibinto priekinio užpakalinio, čia informacinė, čia bėgių perjungimas į viršų, į apačią. Paskui aš padarysiu atskirą video, kaip nusistatymai visi, nes čia nustatymai praktiškai viską galima nusistatyti, viską peržiūrėti. Veidrodėlių nebuvo, reikia dapirkti, čia kamerai, čia šitas daiktas irgi dapirktas posūkiam. Yra posūkiai ir signalizacija, nusijama labai patogiai, galima valdyti, galiu parodyti. Na, į vieną pusę posūkis, su garso signalu labai patogu girdisi, kad įjungta. Į kitą pusę, jau nerodo, kita jau kitoks tonas. Čia yra stabdžiai, stabdžiai, bet galinis žibintas. Pirmi 3 yra išmanus, jie po kurio laiko užgesta dienos šviesoj, naktį įsijungia. Čia keli variantai, čia yra varinė, taip vadinama, na ir išsijungia. Ir dar yra signalizacija. Ir jeigu pakratysi dviratį, piktai ūžia. Išjungiau. Gerai, tiek apie šitą žaisliuką. Nu gerai, posūkius gerai rodyt. Kai važiuoji į kairę bus žymiai, tai vairuotojai matytų, kad tu važiuoji taip. Toliau, akumuliatorius yra paslėptas šitoj dėžėj. Yra 48 voltų ir 13 ampervalandų. Raktelis iš apačios, čia pats dasidirbau tokį dirželį, nes raktelis apačioj. Nu, jis praktiškai neiškrenta, čia išjungtas degimas, taip vadinamas, išjungtas jis. Čia įjungtas jis neiškrenta, bet dėl viso pikto. Ir dar viena pozicija yra, reikia paspausti ir pasukti. Tada galima akumuliatorių ištraukti. Atsidaro, atsirakina spina. Ir akumuliatorių ištraukti. Skirelis atsidaro va šitoj vietoj. Taip atitraukiu, o čia spina atsidaro, parodysiu. Va, dabar užrakinta, nepavoks, neištrauks niekam be rakto. Jeigu nori išimti, atrakini, perlauži per pusę ir čia akumuliatorius matosi. Kontaktai išsitraukia. Uždarysiu. Taip, grandinė yra cinkuota, labai gerai, nerūdyja,
Priekį viena žvaigždė, gale 7 bėgių sistema. Viskas dirba puikiai. Iš parduotuvės atėjo tik su bagažinė, be šito krepšio. Krepšys yra dapirktas, nes labai patogu pasėdėti kuprinę, ką nors dar. Na taip, be krepšio nepatogu. Sėdinę pakeičiau, buvo, jo sėdinė irgi nebloga, bet kai toli važinėjau, man norėjusi, kad būtų su spyruoklėm. Ir kad būtų kuo platesnė, kuo minkštesnė, nes kai siaura, tai nepatogu, labai spaudžia. Visiškai nesuprantu tų dviračių, kur važiuoja kaip vištas ant lakto sėdi ant kartelės. Neįmanoma. Aš vieną kartą važiavau, tai paskui savaitę išsižergęs vaikščiau. Va. Gale raudonas žibintas su stabdžiais. Jie spaudžia stabdžių, užsidega. Gale stabdžiai irgi tokie pat priekį, kaip ir priekį. Diskas, suportas. Na ir spaudžia iš vienos pusės. Kaip yra taip. Čia irgi amortizatorius, sėdinės amortizatorius. Ten apie jį padarysiu atskirą video. Kaip jis atrodo, ką jis daro, kaip reikia aptarnauti. Šiaip labai patogus daiktas, nes galinio amortizatoriaus nėra. Tai šiek tiek nemalonu per duobes važinėti. Dabar pasistačiau tą amortizatorių, visai kitas reikalas. Ne taip daužasi. Nu taip, aš šiaip dviratis labai smagiai važiuoja. Akumuliatoriaus užtenka. Nu kaip važiuosi, koks kelias, koks vėjas, koks svoris priklauso, bet pagal mano važiavimo manierą, tai man užtenka kažkur apie 70 km vieno akumuliatoriaus. Čia išjungiau dabar. Čia įsijungia jisai ir čia jungiasi bėgiai. Pas man nustatyta iki 5, bet galima nustatyti net iki 7 bėgių. 7 nėra prasmės. Tai jeigu pas man paprastai stovi 3 bėgių, tai kažkur iki 25 km per valandą, tai ir užtenka apie 70 km. Pirma padala prapuola, kai pravažiuota apie 20-25 km. Čia yra, o dabar jau nori bėgti, įjungtas, tai išjungsiu. Čia yra gazo rankenėlė. Pasukus tai nereikia pedalų sukti, bet mažai naudoju. Labai patogu naudoti, kai pradedi važiuoti, kai užlipi ant dviračio, nereikia nei ten stumtis nieko. Šiek tiek pasukais važiuoja, tada užsilipi ant jo ir labai smagu. Labai patogu, taip nenaudoju. Nu tai tiek. Ačiū visiems, kad žiūrėjot.